Atrodo, kad ta sunki vaikystė tarsi toks kaip nuosprendis skamba. Iš tikrųjų, tai tikrai taip nėra. Paprastai trauminės patirtis, sunkios patirtis, jos mus paveikia, mes reaguojam tam tikrais dalykais, bet kad tai vyks visą gyvenimą, tai tikrai nebūtinai. Dažniausiai sunkumas apie tas sunkias patirtis ar sunkią vaikystę yra apie tai, kas likę dar dabar, kas man trukdo, į kokius prisiminimus aš stipriai reaguoju savo kūnu, kas iš tikrųjų vyksta. Ir galim kažkaip, po truputį ir terapijos pagalba, ir yra kitų būdų, visokiausių žmonės irgi randa, ir skaitydami, ir besidomėdami. Palikti po truputį, kad tai liktų praeitis ir kad dabar esam dabartyje. Ir terapija, paprastai nėra tikslas viską ten naujai iškapstyti ir, taip sakant, retraumatizuoti žmogų, kažkaip pargrąžinti atgal. Tikslas yra surasti tos dalykus, apie ką žmogus, apie ką jam yra vis dar sunku, apie ką vis dar skauda.